nėra vaikų, kuriems yra netekę, galbūt jos nebūna tokios didelės, bet vis tiek, kiek atsimenu savo laikus mokykloje, tai yra vis tiek, kad klasės draugai vis tiek pasijuokia iš kažko, tai galbūt tai nebūna taip drastiškai, kad kažkokios muštynės ir panašiai, kad taip tikrai labai žiauriai, bet aš dabar bekalbant ir prisiminiau, kad iš tikrųjų vieną kartą yra mokykloje mano atėmę dienoraštį, kurį aš rašiau. Kažkaip vaikinai liktai nubėgė į tualetą ir perskaitė, ką aš ten rašiau, tai man buvo iš tikrųjų labai labai skaudu. Va, tuo metu, bet kažkaip išgyvenau, praėjo tas. Na, tai vat vienas toksai dalykas, galbūt ir apskritai taip, kad būna iš išvaizdos pasijuokia, dar iš kažko, tai visą laiką atsiranda toksai, kad vieni kitus papūtina šiek tiek. Ir teko man pačiai pajausti truputėlį, kas tai yra. Tai iš tikrųjų tada nebuvo tikrai man smagus jausmas ir skaudu labai buvo, ir pikta labai buvo, kaip jie taip išdrįso pasielgti. Aš atsimenu, kad tikrai aš buvau labai skaudinta tuo metu. Bet kažkaip tas vaikas užgydė tas žaizdas ir praėjo, kažkaip neliko to pykčio iki šių dienų. Ir jau, kaip sakant, esu senai pabaigusi mokyklą, tai, tie prisiminimai taip ir prisimeni, kad, buvo vaikiški poelgiai, nemąstyti, nepagalvoti, gal net ir, kaip pasakyti, ir pačiai aš negaliu tokia šventa dėtis, galbūt irgi klasėje galėjau irgi kažkokio klasės draugo pasijuokti ir panašiai. Tai iš tikrųjų mes čia vieni kitus tame paauglystės periode ir vertinam įvairiai ir visaip ir susipykstam ir būna, kad kažką tokio skaudaus gali pasakyti netyčia ir panašiai. Tikrai yra tekę matyti, vis tiek aš mokykloje manau, kad vis tiek nori, nenori, kartais susiduria ir per pertraukos metu, ir tie draugų santykiai labai įvairūs būna, tai yra tekę matyti ir pačių tų muštynių, ir tikrai, kai yra panaudojama fizinė jėga, ir man tai visą laiką labai skaudu būdavo į tai žiūrėti, ypač į tą, kuris skriaudžia žmogų. Ir iš tikrųjų, kai būna tos tokios panikos, agresijos, kai tikrai, jau per skaudžiai elgiamasi su žmogum. Tai yra tekę tikrai matyti. Jie aišku, kad reaguodavo, būdavo susirinkimai ir kviesdavo pačius tėvus šnekėtis apie vaikus, kur matydavo jų auklėtojai, kurie yra tokie agresyvesni, pikti ir kurie apskritai neklauso ir labai sunku su jais susišnekėti. Lygiai taip pat aš atsimenu, kad ateidavo netgi į klasę pati direktorė kalbėtis, kas vyksta ir kaip ir panašiai. Tai tikrai yra tekę pačiai ir matyti tų pašnekesių apie tai ir kalbamasi apie tai, kaip kitas jaučiasi ir panašiai. Tai tikrai abejingų nelikdavo, tai tikrai. Tai va. Žinot, kaip būna, jeigu esi garsus žmogus ir tavo seka tavo gyvenimą, tarkim žiniasklaida ir tų dalykų, kurių kai jie iškreipia tavo tekstą, ir panašiai kaip patikė, aš nežinau, kaip čia priimti tam įžeidimui ar ne, tai irgi būna nesmagu, kai tu, pavyzdžiui, prašai žmogaus kažko nedaryti ir jisai, pavyzdžiui, daro. Tai irgi toks kaip ir, aišku, tai čia yra tada toks pasityčiojimas prieš visą Lietuvą, kai kažko tu prašai, kad, prašau, ten nedėkit, arba aš nenoriu tą temą kalbėti ir jie tai padaro. Tai tada irgi gali priimti kažkokią neteisybę, nes daug žmonių apie tai sužinos. Tai irgi kaip kažkokia išdavystė ar vos nepasityčiojimas. Galima tai priimti, bet čia aišku, kaip kiekvienas žmogus į tai reaguoja ir priima. Mano gyvenime gal yra buvę tekę kelis kartus pajausti, kai buvo atsiliepiama apie mano darbą kažkaip, ne taip itin gražiai. Su tokiais įžeidinėjimais, galima pasakyti. Tai aš iš tikrųjų esu pajautus,
Bet irgi čia vėlgi tada galvoja apie tai, kiek tas žmogus yra nuskriaustas ir nepasitikė savimi ir pats nemyli savęs, kad jis gali tuos kitus žmonės, kažkuo kaltinti. Žinot, dažnai žmonės linkę kaltinti už nesėkmes ar už kažką kitą žmogų ir jį barti ir plūsti ir panašiai. Tai kai kažkaip man pačiai taip yra, kad aš suprantu, kad čia galbūt net ne mano dalykas yra, dėl ko, tarkim, mane įžeidžia, tai aš kažkaip taip nepriimu taip giliai į širdį, nes aš žinau, kad tai yra daugiau to žmogaus problema, o ne mano. Tai yra nemalonu, bet kokiu atveju, ta energija tokia neigiama, kada jinai yra, bet kažkaip tai gal pavyksta man pačiai žinoti daugiau, kai aš žinau savo vertę iš tikrųjų ir kas aš, koks esu žmogus, tai tiek aš neįsitraukiu taip giliai į tai ir tas manęs taip tikrai mano gyvenime didelio poveikio nepadaro. Tai va. Aš manau, kad tėvai iš tikrųjų turėtų labai jausti savo vaiką ir stebėti, kaip jis jaučiasi. Kiekvieną kartą, tarkim, grįžęs iš mokyklos, koks tas vaikas yra ir aš manau, kad turėtų būti tas domėjimasis tikrai, kas vyksta mokyklos gyvenime, kuo jie užsiema, ką veikia, nes dažnai vaikai bijo pasisakyti tėvams ir patys kenčia viduje ir tada, aišku, yra įvairiausias pasekmes, kai tėvai jau paskui nesupranta, kas su tuo vaikeliu vyksta. Tai vienas dalykas, kad būti tikrai labai jautriam ir atidžiam ir domėtis, nes dažnai kažkaip būna taip, kad galbūt tėvai galvoja, kad mano vaikas eina į mokyklą, bet tai turėtų visas tas elgesio manieras, kultūrą elgesio ir visą kitą perduoti mokytojai, bet iš tikrųjų tai turėtų pati pradžia būti formuojama tų elgesio visų taisyklių ir pagarbos vienas kitam, tai tėvai tą turėtų nuo pat pradžių daryti. Tai aš manau, kad nesitikėt, kad vien tik mokykla pakeisiu vaiką, bet jie patys prisimtų daugiau atsakomybės. Tai ir aišku, kad domėtis, įsitraukti mokyklos visą veiklą, kas to vaiko gyvenime tiesiog vyksta. Tai o jeigu jau yra tokie vaikai, kurie skriaudžia kitus, tai aišku, aš manau, kad irgi tai yra dažnai, kai būna šeimoje, koks tas psichologinis klimatas, kaip tas vaikas jaučiasi ir kodėl jisai savo ten išlieja savo pyktį ir panašiai. Tai aišku, tėvai irgi tai turėtų atkreipti dėmesį ir mėginti su tuo vaikeliu bendrauti ir šnekėtis, nes aš manau, kad jam to dėmesio ir meilės šeimoje trūksta visų pirma. Tai kažkaip tai užsiimti tuo ir nepabijoti iš tikrųjų netgi kreiptis ir specialistų pagalbos, jeigu neišeina patiem jau namuose susitvarkyti, žiūrėti, ką galėtų specialistai patarti, kaip tas vaikus pamatyti, kas jų pasauliuose, širdelėse dedasi. Tai nebijoti tikrai kreiptis suaugusių pagalbos, kad jie tikrai nelaikytų savyje tai, kas atsitiko ir neslėptų, nes aš manau, kad vis tiek yra žmonių, kurie tikrai nori ir padėti, ir gali padėti, ir tikrai nebijoti apie tai šnekėtis ir galbūt ir savo tėvam pasisakyti, nes tėvai nežino, kas vyksta ir išdrįsti pasisakyti. Ir aš manau, kad svarbiausia neužsisklęsti viduje savo, kad tarkim, ar yra kažkokių artimų, mylimų žmonių, kuriam tu gali pasiguosti ir pasikalbėti apie tai, tai yra labai svarbu. Tai gal toks pagrindinis būtų, nes dažnai galvoji, kad galbūt gausi atgal ir pasakysi ir čia išduos ir panašiai, bet aš manau, kad iš tikrųjų būti drąsiams ir save apginti ir irgi tai yra, kaip yra labai svarbu, kad save apginti, savo teisės ir kad yra žmonių, manau, ir mokytojų, ir tėvų, ir iš tikrųjų apie tai tėvams kalbėtis, kas vyksta tiem vaikam. Tai paskatinti, padrąsinti juos, kad tikrai
kad jie tikrai nėra, na, kaip pasakyti, atstumti ir kad kažkokie nereikšmingi ir kad jie tikrai yra svarbus ir kad, kaip sako, būdami bendrai kartu, galima, na, tą skausmą kartu kažkaip išgyventi ir žiūrėti, kad, na, kaip galima būtų, na, elgtis toliau, kad galbūt, nu, kuo mažiau tų patyčių būtų. Tai vat. Aš manau, kad jie, kai skriaudžia, tie vaikai, iš tikrųjų, tai jie gyvenime savo, nu, jiems tas laimės tikrai net neš daugiau, nes jie nenori visą gyvenimą žinos, kad kažkaip vis tiek ne taip elgiasi. Ir kad aš tai galbūt pasakyčiau taip, kad, na, kaip ir būna tokia auksinė taisyklė, kad elkis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Tai aš norėčiau jiems galbūt ir palinkėti, kad, na, tikrai jeigu tie vaikai elgsis daugiau su pagarba ir su meile, tai jie tos pačios meilės ir pagarbos jie patys daugiau sulauks. Ir jie nuo to bus laimingesni, nes skriausdami, na, tikrai nieko gero nepasieksi ir būsi tik tai pats labiau save skriaudi.